Podcast'o gale papasakosiu apie laikotarpį, kai iš manęs buvo tyčiamas tiek mokykloje, tiek internete. Prieš maždaug 2 metus buvau išprievartauta. Nu, pabaigai, tai didžiausias patarimas tėvams. Bet jisai paviešino absoliučiai visai mokyklai. Ir aš atsimenu, tas jausmas buvo toks, lyg pasaulis lįstų man iš po kojų. Aš ant tiek bliaudavau iki tiek, kad man būdavo sunku kvėpuoti, sunku matyti ir Sveiki atvykę arba sugrįžę į mano podcastą. Taip žinau, metus laiko su viršum buvau dingusi, įkėliau vieną laidą ir atsisveikinau su jumis, bet dabar tikrai pasistengsiu kur kas dažniau kelti video, podcastus ir taip toliau. Jeigu turite kokių nors temų, kurios norite, kad aš apie jas pakalbėčiau, būtinai man pakomentuokit. Jeigu žiūrite YouTube, jeigu klausėtės audio, tai galite man drąsiai parašyti į Instagramą. Jisai yra Jevadir su 2 V. Na ir dabar galite drąsiai pasimti kokiu nors užkandžių, gėrimų, servetėlių, įstaisykite patogiai, arba tiesiog klausykitės kaip backgroundo garsą. Kodėl servetėlių? Dėl to, jog šio podcast'o tema yra apie patyčias. Podcast'o gale papasakosiu apie laikotarpį, kai iš manęs buvo tyčiamas tiek mokykloje, tiek internete. Šiek tiek behind the scenes, iš kur gavau visas šitas istorijas, tai prieš N laiko, kai ruošiausi filmuoti būtent šią laidą, pasidalinau anoniminiu linku, kuriame galėjo žmonės tiesiog pasidalinti būtent istorijom apie patyčias. Esu susidūrusi su patyčiamis nuo 5 iki 8 klasės kažkur. Buvo klasiokai man koją pakišę vidury koridoriaus. Savo tais laikais populiariajame Ask FM netiesiogiai kalbėjo apie savižudybę. Ir klasiokai pamiršė, kad esu FB klasės grupėje, mano atsakymais dalinosi joje ir šaipėsi. Klasiokai, aš nežinau dėl ko, bet visi klasiokai atrodo išsirenka vieną žmogų arba bent ten mini grupelę ir tiesiog visais įmanomais būdais tyčiojasi. Jeigu žmogus jau užsimena kažkur apie savižudybę, tai būkit adekvatus ir normalus, nesityčiokit iš to, nes dėl jūsų veiksmų tas žmogus gali įvykdyti apie tai, ką kalbėjo. Ir aš nemanau, kad jūs norėtumėt paskui nešiotis tą naštą, kad dėl jūsų tai žmogus pasielgia. Tai jeigu jau išgirstat, padėkit tam žmogui, o neskatinkit. Sekant istoriją. Prieš maždaug 2 metus buvau išprievartauta, tai dabar maždaug 3,5. Ką maniau esant tikrai gero draugo. Maldavau to nedaryti 3 kartus. Deja, mano žodžiai buvo lygų 0. Po to karto dar bandžiau aiškintis, atleisti, susigyventi. Buvo šokas, kad geriausias draugas gali tai padaryti. Kadangi neįvaryti savo traumos, nusprendžiau pasipasakoti savo artimai aplinkai. Moteris iškart suprato, užjautė. Bet kam tik papasakojau iš vyriškos lyties atstovų, žinai koks atsakas? Manau, visi numanom. Pati kalta. Kodėl tiesiog nepasakei? Eik tu, pati jaučiu daveisi. Šita istorija tikrai yra labai labai liūdna. Aš tikiuosi, jog šita mergina, kuri patyrė visą šitą dalyką, dabar gyvena geriau, atsigavusi, galbūt eina pas psichologę, psichoterapeutę. O tam žmogui, aš turbūt net negaliu jo vadinti žmogum, čia antžmogis. Tikiuosi, kad jo gyvenimas tapo tikru pragaru, nes toks poelgis yra nepateisinamas. Tai yra labai labai šlykštu, ką gali pasielgti su drauge, su aplamai moterim. Nuo pat mažens pastoviai kritikuodavau. Ir dabar. Ne taip kalba apie mano svorį, kad esu kūdesnė, valgyk kiek nori. Tas svoris neauga. Žmonės toliau žaidžia savo pasakymais, to net nepajausdami. Skauda. Svoris yra dar viena tema, apie kurią žmonės turi užsičiaupti. Jeigu tu esi kūda, ir tau tiesiog neina priaugti svorio, tu nieko daugiau nebegali padaryti. Svarbu, tu turi pilnavertę dietą, per kurią tavo organizmas gauna visko, ko jam reikia, bet irgi labai liūdna, kad šitaip kalba apie sudėjimą žmogaus. Visą paauglystę patyriau patyčias dėl dantų, veido, kaktos. Klasiokai sakydavo, kad uždėjus maišą ant galvos gali ir pistų. Tai šis buvo ilgam įstrigęs ir tai daugelis dalykų, kuriuos sakė, ilgai lydėjo dar mane. Bet dabar saugau ir supratau, kad greičiausiai tos patyčios buvo iš pačių kompleksų. Norėjimo pritapti prie kitų, dėmesio stokos ar tėvų bendravimo požiūrio ir taip toliau. Pabaigai, tai didžiausias patarimas tėvam. Stebėkit savo vaikus, kalbėkitės ir jei reikalingi pokyčiai, tai imkitės jų kartu. Aš šito teksto autoriai galiu pritarti 100%, dėl ko žmonės tyčiasi dėl kompleksų, dėl tėvų bendravimo, požiūrį ir taip toliau. Aš manau, kad tėvai savo vaikus namuose jau turėtų pradėti edukuoti, vos ne nuo pat mažens,
kad patyčios, kas yra patyčios, kodėl tai yra blogai, kad negalima to daryti. Jeigu tu pamatai, kad ten kažkas vyksta, kad iš kažko tyčiajimusi, nueik sustabdyk, ar pasikviek suaugusi žmogų ir taip toliau. Neturi būti mokyklose rengiami seminarai. Turi būti, bet tai nėra ta vieta, iš kur tas vaikas turi sužinoti apie patyčias. Tai yra tėvų namų darbai. Ir dėl tavo patyčių tai yra tikrai labai liūdna, kad turėjai praeiti šitą dalyką ir išgirsti tokius žodžius. Atsiprašau, kad uždėjus maišą galvos gali ir pistų. Dėl ko iš tavęs tyčiojasi, tikiuosi tu nebeturėjau tų kompleksų ir kad viskas yra tvarkoje. Na ir paskutinė istorija. Taigi, mokyklos laikais esu buvusi abiejose barikadų pusėse. Pradėsiu nuo pirmosios, ko pasiekoje vėliau atsidūriau ir kitoje pusėje. Man buvo 11-12 metų. Buvau ir dabar esu gana emocionali ir priimanti daug ką asmeniškai. Tai ir buvo patyčių priežastis. Nes kai vaikai pamato silpnybę, jie to pasinaudoja. 100% pritariu. Etapas, kai tėvai nusprendė kraustytis automatiškai, aš turėjau pakeisti mokyklą. Man tai buvo labai sunku ir tai buvo mano silpnybė. Aš verkdavau, nes toje mokykloje buvo mano draugai, kurie pasirodo jais nebuvo. Taigi, didžiausia mano trauma buvo, kai aš sėdėjau savo suolį, verkiau, nes tai buvo paskutinės dienos toje mokykloje. Aplink mano buvo klasiokai ir visi kartu skandavo verk, verk, verk. Ir taip visą savaitę. Žiūriausia, kai iš manęs tyčiasi visas likusias dienas, o aš vis tiek nenorėjau ir bijojau pakeisti mokyklą. Bet pakeitus mokyklą aš pažadėjau savo neparodyti savo silpnybių ir taip tapau vienoje iš tų populiariųjų kabutėse panų, kurios tyčiasi iš kitų. Kas baisiausia, aš žinojau, kad darau blogai, bet bijojau kažką pakeisti, kad vėl netapčiau vienoje iš tų, kuriai skanduoja verk. Tik pradėjus bendrauti su vyresniu už save vaikinu mokykloje, tapau drąsesnė ir supratau, kad mano elgesys yra netinkamas. Tad jausdamasi saugi su tuo vaikinu mokykloje, padedu toms, kurios iš kurių tyčiasi. Ir keršydavau tom, kurios buvo mano draugytės, ko pasiekoje turėjau net 2 papeikimus. Nes tos lervos, žodžiai. Tos lervos pasiskundė. Baisu šiaip visiškai, nesididžiuoju to, kas buvau mokykloje. Bet dėkoju tam vaikinui, kuris padėjo man suprasti, kaip elgtis yra teisingai. Smagu išgirsti tokią istoriją, kad iš abiejų pusių ta prasme, jog žmogus buvo toje pusėje, iš kurio tyčiojasi, bet to pačiu, iš kur jisai tyčiasi iš kitų, bet atliko veiksmus, o ne tik supratimą, kad patyčios yra negerai ir aš nieko nedarysiu dėl to. Yra liūdna, kad klasiokai su peiliu tau į nugarą badė, kad tiesiog taip elgėsi, kai tu galvoji, kad jie yra draugai, iš tikrųjų net nebuvo jie tavo draugai. Liūdna, kad tapai tas žmogus, kuris tyčiasi iš kitų, bet tuo pačiu yra ir smagu, jog pasikeitei ir supratai, jog patyčios tikrai yra labai labai negerai ir ėmeisi veiksmų, o ne kaip ir minėjau, kad tiesiog patyčios yra blogai, bet aš nieko to nedarysiu ir kad tikrai ir priduodavai tos žmonės. Svarbu pasimokinai ir svarbu, jog atlikai tam tikrus veiksmus, kad sustabdyti patyčias. Tiek istorijų, kurios buvo tikrai liūdnos ir aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie patyrė patyčias, gyvena kur kas geresnį gyvenimą, negu tie žmonės, kurie tyčiojasi iš kitų ir aš tikiuosi, kad pasieks juos karma ir turės mokėti skaudžiai ir brangiai. Ir dabar pabaigai tai yra mano istorija apie patyčias, kurias aš patyriau. Realiai iki pat dabar aš kenčiu jų pasekmes, minimales, bet toks jų gyvenimas. Esu pasirašęs į tekstą, tai jeigu matysit, kad skaitau, aš tiesiog key pointus pasirašiau, kad nepamirščiau, ką turiu papasakoti, bet pradedam. Mokinausi vienoje mokykloje, aš pavadinsiu ją katalikišką. Realiai jos pirmas pats pavadinimas turėjo tą žodį katalikišką, jinai paskui persivadino į kitą. Mokiausi toje katalikiškoje mokykloje iki 10 klasės. Pradinėse lygiai ir viskas buvo tvarkoje, viskas ramu. Jeigu ir vyko kažkas, tai aš nelabai ir apsikraudavau. Kuo toliau augau, aš to labiau supratau, kad aš nesu tokia pati kaip ta pilkoji masė, tai yra, kad fifačkos kažkuom apsimesti, save išaukštinti iki padebesų, kad tenais vos ne visi man yra vergai, ar kažką aš išmetu, jūs turit pakelti ir taip toliau. Tuo pačiu aš domėjausi ir užsieniu, labai pamėgau žiūrėti YouTube, kaip visi kelia tos video, kaip jie filmuoja ten vlogus, sit down video visokius ir taip toliau. Ir aš antiek
tuo dalyku susidomėjau, kad aš pati labai užsimaniau irgi kurti video filmukus. Ir gavus tik tais pačią pirmą kamerą, kurią iki pat dabar turiu, nusprendžiau, jog aš irgi noriu kurti tuos filmukus ir juos kelti į viešąją erdvę. Vienas dalykas buvo, kad aš nusprendžiau juos filmuoti ne lietuvių kalba, o anglų. Ir tuo laiku, kai aš dar buvau vaikas, mano anglų kalba tikrai buvo ganėtinai gera, jinai nebuvo kažkokia laužta ar kažkas tokio palyginusi su mano klasiokais, jinai tikrai buvo labai labai gera. Ir aš tiesiog nusprendžiau, kad filmuosim tos video angliškai. Aš nekeldavau to video nuorodos viešai. Aš nepostindavau jo savo Facebook sienoje ar kažkur kitur. Aš tiesiog parašydavau, kad jeigu kas norit pažiūrėti mano video, aš jums atsiųsiu linką, štai jisai čia yra ir taip toliau ir taip toliau. Kai manęs ir prašydavo tam tikri žmonės, ne visiems nusiųsdavau, aš tiesiog save taip saugojau. Gavos taip, jog keliems žmonėms nusinčiau. Ir aš lygiai įtariu, kuris žmogus galėjo paviešinti, bet jisai paviešino absoliučiai visai mokyklai. Ir aš atsimenu, aš taip nenorėjau, kad šitas dalykas nutiktų ir aš tuo laiku galvojau, kad aš labai protingai darau, kad tiesiog tam tikriems žmonėms siunčiu tos video, o ne viešai postinu, kad prašau, čia yra mano video. Bet dabar netame esmė. Ir mokykloje tada jau prasidėjo visos patyčios. O čia ta, kuri moka anglų, o čia ta, kuri nori būti populiari, o čia ta, kuri nori kažkom tapti, čia ta, ir tokia ir anokia. Aš dar pamiršau paminėti, kad jau buvau gimnazijoje, bet manau, jau buvau 5 klasėje. Bet to gimnazijoje buvo nuo 5 iki 12 klasės, tai net vyresni už mane, kur kas vyresni žmonės, tyčiasi iš mažametės. Ir aš atsimenu, tas jausmas buvo toks, lyg pasaulis lystų man iš po kojų. Aš ant tiek bliaudavau iki tiek, kad man būdavo sunku kvėpuoti, sunku matyti. Ir tikrai žiaurus laikotarpis buvo ir aš nenoriu, kad joks vaikas tai patirtų, bet buvo kaip buvo. Aš toliau nepasidaviau, toliau kūriau tuos video filmukus, nes man tikrai labai patiko visas tas toksai filmavimas, pasipasakojimas ir taip toliau. Vėliau iš klasiokų sulaukiau žinučių su pasiūlymais nusižudyti, prasipjauti venas ir kad mirčiau ir kad nesirodyčiau, kad kokia žaidybėlės ir visa kita. Taip pat turėjau ir visiems gerai žinomą SKFM. Iš manęs ten irgi buvo tyčiojimas, rašoma, kokia aš esu stora, kaip aš atrodau. Nuo A iki Z visko būdavo, prisigalvodavo ir kai turėjau, atsimenu, vaikiną, rašydavo, kad jis mane išdavinėja. Fun fact, buvo tai tiesa, bet paskui jį išdavė. Karma. Ir tiesiog iki tiek visko sulaukdavau, kad aš panikuodavau net prisijungti į tą SKFM ir aš atsimenu, jau man ant tiek buvo blogai, jog aš prieš save pakėliau ranką kelis kartus. Pamenu, tuo laikotarpiu aš labai ant savęs pykau, bandžiau suprasti, dėl ko iš manęs jie tyčiojasi, ką aš jiems blogo padariau, kodėl aš laukiu tokių žinučių su tais visais pasiūlymais, nors dabar realiai pagalvojus, aš nieko nedariau blogo jiems. Aš tiesiog dariau tai, kas man patinka ir jiems aš tiesiog kažkodėl užkliuvau. Dar mokykloje mėtydavo daiktus mano, plėšydavo juos, prirašydavo į sąsiuvinius, į pratybas, pakišdavo kojas, stumdydavo mane nuo laiptų, užtverdavo kelią praeiti ir taip toliau. Ir pamenu, ką laikiau savo draugiam, klasiokiam draugiam. Jom pasipasakojau, kad, aš save žaloju, nes aš tiesiog nebegaliu ištverti šito skausmo, kaip su manim elgiasi, ką man rašo ir visa kita. Ir jos pasipasakojo kitiem klasiokam. Tie klasiokai apie matyti aplink visą mokyklą, ir daėjo iki mano auklėtojos. Ir aišku, aš už tai esu dėkinga, nes aš sustojau tai daryti, nes auklėtoja pasakė mano tėvam visą tai, buvo pokalbis su tėvais, nenoriu šitame dalyke plėtotis, bet tikrai mane tai išgelbėjo. Mūsų katalikiškai mokyklai merginos privalėjo eiti į mokyklą su sijonais. Nesvarbu koks oras, lyja, vėjuota, -25, eini su sijonu. Ir aš atsimenu, atėjo mūsų klasiokė viena su kelnėm. Auklėtoja nedarė kažkokio skandalo, tiesiog pasakė, kad kitą dieną ateik būtinai jau su sijonu. Ok, viskas. Kitą dieną aš atėjau su kelnėm, kadangi man pėdkelnė suplyšo, neturėjau kitokių, ar man mėnesinis buvo, žodžiu, netame esmė, bet kad tiesiog atėjau į mokyklą su kelnėm. Ta diena buvo pati pirma pamoka matematika. Mūsų matematikos mokytoja buvo mūsų auklėtoja. Ir žinot, kai ateina mokytoja, jūs visi atsistojat, kol jinai neatsisėda, jūs turite stovėti, arba ten, kol nieko nepasako, stovit. Jinai apėjo aplink visą klasę ir man su pirštu į mane
tu valysi dulkes šiandien. Ok, ir ten tu valysi nuo spintelių dulkes, neatsimenu. Ok, galvoju, kur čia problema, dėl ko aš. Ir aš atsimenu, aš mamai parašiau šitą dalyką. Ir jinai parašė, kodėl tu turi taip daryti, tai yra valytojos darbas, tu jai tą ir pasakai, kad tai yra ne tavo darbas, o valytojos. Ok, įsidėmėjau šitą dalyką. Kai eini į klasę, po kairę pusę buvo tos visos spintelės, medinės, kubo formos, netame esmė, ir tada jau po dešinę buvo visi suolai. Ir aš buvau prie to suolo, kuris buvo arčiausiai spintelių, ir aš tiesiog stovėjau prie jo, pasidėjus knygą ant stalo, mokinausi rusų, atsimenu, ir kai koks, nežinau, tankas įsiveržė auklėtoje, patikrina spintelės, pasižiūri, kad dulkės yra dar nenuvalytos, ir manęs klausė, kodėl aš nenuvaliau spintelių, taigi aš tau liepiau valyti spintelės ir taip toliau. Ir aš atsimenu labai ramiu balsu, aš jai pasakiau, kad tai nėra mano darbas, tai yra valytojos darbas. Jai tas labai nepatiko atsakymus, nes kaip aš čia dabar prieš save pastoviu ir taip toliau už save pastoviu, atsiprašau. Ir jinai pasiėmė su savo 2 rankom už mano byckų, nežinau kaip lietuviškai šiaip taris tą vietą, bet netame esmė. Ir jinai pasakė, kad aš nebenoriu matyti čia tavo marmūzės ar ten kažkokio žodžių. Kažkoks žodis iš M raidės, bet žinau, kad tai susijęs buvo su veidu. Ok, man viskas, galutinis taškas, aš jau nebenoriu čia būti, bet fun fact, ta pati auklėtoja buvo labai prieš patyčias, visoje mokyklai skelbėsi, kaip aš esu prieš patyčias, vaikai negali tyčiotis ir taip toliau, bet tu tą dalyką darai. Make it make sense. Nuėjau aš iki kitos klasės, kur turėjau 2 savo draugės ir aš jam papasakojau, kas įvyko. Aš verkiau, kai nežinau kas. Ir vienas mano klasiokas nuėjo paimti mano daiktų, nes aš pasakiau, kad paimk mano daiktus, aš nenoriu grįžti atgal. Viskas man jau, aš noriu eiti namo. Ir aš bėgau namo, apsiverkus iki tiek, kad aš net nemačiau, kur aš einu. Ta diena aš supratau, kad viskas, aš privalau keisti mokyklą, nes aš tikrai čia neišbūsiu. Ir pasipasakojau tėvam, kas nutiko. Viską nuo A iki Z, nieko nepridėjau, nieko nekūriau, kaip vaikai mėgsta. Ir kitą dieną atėjo mano tėtis į mokyklą. Ir pirma pamoka man buvo biologija, 4-dienis. Atsimenu, jinai buvo kažkokio kitokioje klasėje, mokino matematiką, ir tėtis ją susirado, pasikvietė, kai galėsit, prašau ateikit. Ir visa kita. Na, aš sėdėjau pamokoje biologiją ir auklėtoja labai piktai atidaro duris, Ieva, tik čia. Ok, ateinu. Aš žinau, kad aš nieko blogo nedariau. Ir jinai pradėjo, kodėl šis savo tėčiui kažkokias istorijas pasakoja, bla bla bla, čia taip nebuvo, visa kita. Aš tavęs gražiai paprašiau, kad eitumė kitą pamoką ir visa kita. Ir aš atsimenu, sakau, bet iki kitos pamokos dar buvo likę 15 minučių, buvo ilgoji pertrauka. Ir dėl to jūs taip elgitės, kad aš atėjau su kelnėm, kai dieną prieš atėjo klasiokė su kelnėm ir jūs nieko į blogo nesakė. Ir žodžiu, aš ten kelis kartus pastovėjau, tėtis labai piktai kalbėjo su ja, bet griežtai, bet taip, kaip turi suaugęs su suaugusiu žmogum kalbėtis. Bet žodžiu, mano auklėtė sako, kad gali į klasę. Ir visą pamoką aš atsimenu girdėjau tik tais auklėtojos balsą, bet ne savo tėčio. Ir atsimenu, man tėtis parašė, atsisveikinom, bet nelabai gražiai, pasakiau, kad aš ją stebėsiu, kaip jinai elgėsi ir taip toliau. Aš džiaugiausi realiai, kad pakalbėjo mano tėtis už mane, kad viskas apsiramins, kad auklėtoja suprato, kad jinai blogai daro, nes jinai amžiai buvo. Ir tikrai turėtų šiek tiek turėti bent jau mąstančias smegenis, bet klydau, kad jinai pasikeis, kad jinai supras, ką blogai darė. Aš šitoj vietoj taip klydau, kad viešpatie padėk. Na, žodžiu, buvo manos jau kita savaitė po kurio laiko ir jinai paprašė, kad nuneštų viena klasiokė dokumentus pas kitą pedagogę. Ir jinai sako, aš tikiuosi dėl to nekviesti savo tėvų čia, kad aš tavęs paprašau kažko. Ir aš galvoju, blemba, tu esi suaugęs žmogus. Ir aš daugiau smegenų turiu negu tu. Ir aš atsimenu, aš tiesiog pasakiau, kad, viskas, jau aš keisiu mokyklas, jau atėjo mano laikas iš čia dingti, nes aš tikrai negaliu būti čia. Jau tada tie magiškai klasiokai, kurie iš manęs tyčiasi, nusprendė man sakyti, kad kodėl, taigi čia viskas yra labai gerai, čia taip smagu, taigi tik 2 metai ir tu jau baigsi tą mokyklą. Bet aš dabar galvoju, kad aš jeigu būčiau pasilikus tos 2 metus, iš manęs nieko nebūtų likę. Aš būčiau tuščias žmogus, aš būčiau liūdnas, aš būčiau depresuota ir taip toliau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš pastovėjau už save ir aš išėjau iš mokyklos. Ir dar pamiršau paminėti, kad tuos video, kuriuos kūriau, aš juos visiškai ištryniau. Gaila, kad pilnai ištryniau, o ne kažkur išsisaugojau, neužsiarchyvinau, nes tikrai būtų smagu dabar pasižiūrėti juos. Bet kelis tokius prisiminimus savo galvoj turiu, kaip filmuodavau ten, kas mano rankinukė, ten visokius holus ir visą kitą, bet dabar net tame esmė. Pakeitus mokyklą, nemeluosiu, bet aš pajutau, kaip
krūva akmenų nukrito nuo mano pečių. Atrodo, kad aš galiu visiškai kitaip kvėpuoti. Aišku, kai eidavau į tą naują mokyklą, aš nežinau, ar aš galiu pavadinimų sakyti, tai gal geriau nesakysiu, bet man tekdavo eiti pro tą katalikišką mokyklą ir kas kartą, žinokit, gal kokį pusmetį, kai eidavau pro tą katalikišką mokyklą, aš taip į ją spjaudavau ir taip ją viduriniais pirštais apšerdavau, kad Dieve padėk. Aišku, aš pajutau, kad aš toj naujoj mokyklai labai save saugojau, neprisileidau nei vieno žmogaus, su kiekvienu šiurkščiai elgiausi, nes aš galvau, kad jie yra lygiai tokie patys žmonės kaip toj katalikiškai, kad jie iš manęs tyčiosis ar kažkas tokio. Jeigu ir vyko toj mokykloj patyčios kažkokios, ar ten apkalbėjo mane už mano nugaros, aš to nežinojau. Aišku, įtariau, nes vaibas buvo toksai, bet nebuvo tokios akivaizdžios. Ir aš toj mokykloj galėjau kvėpuoti, galėdavau apsirengti, ką tu nori ir visą kitą. Ir aš atsimenu, toj mokykloj pradėjau vėl kurti video angliškai, bet paskui galvoju, anglų man labai jau sekasi pritraukti anglų auditoriją, tai aš tiesiog nusprendžiau kurti lietuviškai. Ir iki po dabar kuriu, ir iki po dabar to džiaugiuosi, kad ir pakeičiau mokyklas, ir kad nenustojau kurti video, ir tiesiog, kad toliau darau tai, kas man labai patinka. Aišku, retai keliu ir visą kitą, bet aš visą laiką behind the scenes to domiuosi, žiūriu, kokie yra trendai ir visą kitą, netame esmė. Realiai iki pat dabar man būna tokios kaip mini panikos, kai reikia praeiti pro tą mokyklą, ar kai su draugu vasarą žaidžiam krepšinį prie jos, visą laiką prisimenu, kas man nutiko tenai ir kas man buvo, kokios pasekmės ir taip toliau. Ir pamenu, kai dar buvo visiškai šviežia ta trauma, reikėjo balsuoti už prezidentą, ar kažką Seimui, neatsimenu, bet su tėčiu atsimenu, važiavau tenai. Pamenu, kaip mano galvoj buvo tokios nemalonios mintis. Iki kiek aš ten nenoriu grįžti atgal, kaip aš nenoriu net pro tas duris žengti. Man tokia panika buvo, kad aš galvoju, kad man širdis to iššok. Ir aš toj mokykloj labai drebėjau. Norėjau kuo greičiau iš tenais išsinežinti. Man ten darėsi net sunku kvėpuoti. Aš supratau, kad iki kiek mane sužalojo ne ta mokykla, bet toje mokykloje dirbantis žmonės ir klasiokai, kad net už prezidentą ar už ką tenai negalėjau nuvažiuoti ramiai balsuoti. Man tiesiog trūko oro, aš nenorėjau tenais būti, aš verkiau, man tiesiog panika buvo. Na ir tai yra mano istorija apie patyčias, kaip iš manęs tyčiojosi. Aišku, labai daug nepasakojau, nes noriu savo pasilikti, o ką išgirdo, tai yra labai mažas lašas jūroje. Ir rezume šitą podcastą, tai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie tyčiojasi iš kitų, save pilnai normaliai edukuos ir supras, kad ką jie daro yra labai blogai ir nustos tai daryti ir imsis veiksmų, kad užstotų kitas patyčias, kad atsiprašytų tų žmonių, iš kurių tyčiojasi ir kad tai tęsis toliau, o ne tai bus, kad vieną kartą padarimas ir viskas, nes jūsų tokie veiksmai, jūsų žodžiai turi atoveiksmus tiem žmonėm, iš kurių jūs tyčiojotės, kurie galbūt gali net pasitraukti iš gyvenimų, būtent dėl jūsų veiksmų. Ir arba jeigu nepasitraukia, tai gali turėti lifelong traumų ir viso kito. Tai tikiuosi, kad pasitaisysit, kad nebekartosit ir būsit normalūs suaugę žmonės. O tie, kurie patyrė patyčias, tai aš tikiuosi, kad suradot taiką savyje, kad jums yra dabar ramiau ir geriau, kad galbūt apsilankėt pas psichologą, psichoterapeutą ir jisai jums padėjo ir tikiuosi, kad gyvenime nebereikės patirti to, ko jums teko patirti. Na ir tikiuosi, kad jums patiko šitas mano podcastas. Jeigu taip, tai palaikinkit, pakomentuokit. Jeigu klausot kitose platformose, įvertinkit 5 žvaigždutėm. Nežinau, ką galima kitose platformose padaryti, bet tikiuosi, kad jums patiko. Na ir iki kito karto.